Tai ką, žvejai, šiandien parodysiu, kaip susiriša inline sistemėlė. Naudosiu čia jau pasirinktinai jum arba šėryklėlė, arba karpinis svarelis. Reikės dar suktuko su karabinu, stopmazgiu plūdiniu. Koks dydis galite pasirinkti patys bus. Taigi, va. Naudosiu oranžinį valą, gal biškai geriau matysis. Tiksliau morkvinį. Taigi ką, atsikerpam. Darysiu nedidelę sistemėlę, tik tai vien, kad parodyt kažkur tai metras karpos. Kerpam valą. Lenkiam valą maždaug per pusę, kad vienoj ir kitoj pusėje liktų apie 20 cm. Ir per sulenktą vietą rišame mazgą aštuoniukę. Atrodo štai taip. Geriau, kad kilputė būtų mažesnė, bet kadangi rodau, tai nesvarbu. Susirišom štai tokią kilputę, imam kitą pusę valo ir vyniojam. Pirštai sukame, kad susisuktų štai tokia kaselė. Va. Ir kaselę darom kokių 5-10 cm ilgio. Čia jau jums pasirinktinai nuo žuvies kibimo ir taip toliau. Šiuo metu štai taip. Imam po kaselės ir vėl rišam mazgą aštuoniukę. Ir užveržiame. Štai tai. Likusią trumpesnę dalį nukerpam, nupjaunam. Jos man neprireiks. Štai taip. Gavosi pagrindinis valas, mazgas, kaselė ir kilputė. Prie mazgo štai va šitą va, nuo kilputės veriame stopmazgį. Kad slankiojanti šėryklėlė nenutrauktų valo. Ir stumam prie mazgo. Štai taip. Tada veriame karabiną su suktuku ant valo. Gaunasi tokia sistemėlė. Prie karabino kabiname šėryklėlę ir gaunasi tokia sistemėlė. Prie kilputės galite su kita kilpute gražiai sujunginėti pavadėlį arba čia jau kas nori, dėl pynimosi galima dėti suktuką ir tada rišti pavadėlį. Štai taip atrodytų
inline sistema. Aišku, prie šitos sistemos galima naudoti ir tokius varelius, nenorint dėti šėryklėlės. Taigi, gero naudojimo.